Dabar ką darysim? Mes dabar paimsim ir pabandysim užpildyti va šitą sluoksnį, visus sluoksnius spalvom arba kažkokiais simboliais, kad nebūtų tuščias pjūvis. Dabar paimsim čia, mūsų atsidengs ir kažkur čia, šitą vietą atidengs, čia ir čia atsidengia tas apatinis kresas. Tai čia mums darysim duplikatą, arba Ctrl-D, duplicate. Ir dabar mes šitą liniją reiktų sugebėsime pratesti. Mes darysim, turėtų būti uždaryta linija. Štai kaip padarysim. Kaip padarysim vieną, pažymėsim tašką čia, shift laikydami pažymėsim tašką čia. Ir mes paimsim ir sujungsim taškus su linija. Pakšt. Tiesiog idėja kokia, kad mes turėtum uždarus poligonus, tada mes jūs galėsim užspalvoti. Dabar pridėdami daug taškų mes padarysim maždaug liniją lygiagrečią mūsų kuo gražiau, to geriau lygiagrečią reljefo liniją. Ir kadangi dabar tai jau yra kažkoks užpildas, tai mes ją galim užspalvoti. Vieną gabaliuką ir dar šitą gabaliuką. Vėlgi padarom šitam duplikatą, nes duplikatą reikia dar šitam poligonui išspalvoti. Duplikatas. Šitą pažymim. Sujungiam liniją. Dabar turėsim čia, paskui čia turėsim sluoksnį vieną čia ir dar pačioj vietoje. Gerai, tai dabar turim mums reiktų dar vieną sluoksnį. Šitą mes sudėtumėm kitą sluoksnį, tada mums nesimaišytų vėliau. Paimkim dar vieną sluoksnį. Pavadinkim geopjūvys ir šitą kad užpildam paste and place. Dabar mes pasiliksime mums tas mašytas. Gerai, dabar mes vėlgi šito padarom duplikatą. Šitą duplikatą. Mums duplikatą va šitą toks. Aišku, mums turim pažymėti šitą tašką. Shift laikydami pažymėm šitą. Shift laiką. Ir sujungsim liniją. Taip. Kuo daugiau taškų, to gražiau išeina. Taip. Reiškia, čia užsipildo, toliau einam. Mes galim sukurti naują liniją. Shift F6 jungiam. Šitą naują liniją, kurią irgi sujungsim. Tai čia kažkaip plėtim. Tarkim taškas, paskui žiūrėsim, gal mums reiks pastorint, gal šis reiks neimti. Gerai, dabar pažymėm taškas. Šitą sujungiam šitą. Žymėti, kad nepavyko pažymėti vis taškus. Šitą sujungiam taip. Gaunasi vienas poligonas. Jis eina šitą. Dabar mums reiktų šitą tašką ir šitą tašką irgi taip pat sujungti. Gražiai.
jeigu čia būtų labai ilga atkarpa, tai mes šitą patį pjūvę liniją galėtumėm sudubliuoti ir iškirpti ir paskui sujungti. Kadangi čia trumpa, tai ko gero bus greičiau. Padaryta taip. Nu va. Tai dabar, jeigu aš neapsirinkau, mes galėtumėm užpaišyti šitą kažkokią tai spalvą. Jeigu dar paimtumėm, jungtumėm šitą, štai, būtų graži sluoksnių pradžia. Dabar mes turim tą patį padaryti čia ir čia ir čia. Taip jisai čia, paskui čia, čionais ir va čia. Dar šitą užpildyti, sujungti šitą, užpildyti aliuvių. Po to apačioj dar nubraižyti vieną maždaug tokio neaišku ilgą storį, truputį kažkokios. Ir šitą perlą. Šitą aš padariau. Dabar šitą darau. Vėlgi tą patį darau. Duplikuoju. Keit. Žiūrėjau duplikatą, nu taip, yra duplikatas, kopija. Tada pažymiu šitą, sujungiu. Tai va, aš galiu tą patį braižyti, bet dabar aš nebraižysiu. Gerai, galiu braižyti. Toliau, man reikia šitą aliuvį. Bet aliuvis ir turi kaip ir aukščiau gulėti. Tada yra toksai komanda, raistitut. Jis yra per storas mūsų. Darome tą patį tašką 2. Dabar mums reiks va šito irgi taip pat daryti. Ir mums šito, ko gero, kopijos nereikia. Pažiūrim šitą, sujungiam tiesiai. Tada į centrą. Kažkas nebūtina stati, šitą gali būti šitą patį, šitą gali būti žemiau šiek tiek, nes vis tiek šitos dėta viršaus. Taip, čia aš savo centrą dėti į linijas. Tai dabar šitą aliuvį mes imsim ir... aliuvis jau yra tikriausiai viršų, ne? Dar kartą padarom raistitut ir spalvojam kokį geltoną spalvą. Na. Gaunasi šitaip. Ir dar šitas kabliukas trūksta. Ko aš jums, man neatsimenu paminėjau, bet aš kai pasidariau duplikatą, mes galim truputį pagelbėti, kad šitas linijas gražiau paišytųsi. Ko aš gal nežinau, žiūrėk, aš dabar visus sujungiu snappingas, kad būtų mano visi snappingai, gal visų nereikia, bet gal visą piktą visus sujungiu snappingas. Toliau, kai aš sukursiu tašką, matot, pririš tiesiai prie centro šitos linijos reljefo. Tada mano bus, jeigu net keisiu storį, automatiškai pririša. Tai net jeigu keiščiau storį ar panašiai, jis visą laiką bus centre. Ir dabar jeigu spalvosim, čia neliuvis. Čia neliuvis, o apatinis stresas. Na va, man čia šitą vietą nėra labai gražiai. Bet jeigu aš vėl pataisysiu šitą judinsiu, mano pririš. Aš kažką pataisiu, aš šitą pririš. Oi, kas tam pririšė? Nu. Tai panašiai geologinių pjūvių. Dabar reikia tik tai dar uždėti vieną kažkokią tai liniją. Vėlgi neaiškaus
istoriją, bet kažkaip tikriausiai galėtumėm išsiskaičiuoti tos istoriją. Pavyzdžiui, jeigu kažkokį tą istoriją paimti, mes šitą istoriją tikriausiai nežinom, neatsiskleis mūsų. Mes, pavyzdžiui, paimsim istoriją, kad ir va šitą, kuris atsidengia. Kažkokį tai arba, čia kažkokį tai tokį intervalą. Paimsim ir nubražysim čia liniją. Sluoksniai bus tik, tarkim, prie užpildo. Tas čia vėlgi nubraižom vieną sluoksnį su vizija. Čia kažkokia šitą, kuris maždaug turėtų pagal formą būti toks pat kaip ir šitą. Nubraižysim grubiai. Iki lūžio, tas lūžis turi būti didesnis. Čia uždaviau visus, kad būtų automatiškai, o paskui galiu aš pataisyti, kad būtų kažkiek realiau. Pasakyti, kad būtų maždaug toks pats storis. Taip pat nėra tiek svarbu, bet kad čia turėtų būti tas dvi raukšlės. Vyksta. Ir šitą bus raukšlė. Šitą negaturi būti, taip jau būna. Tokia. Mes aprinsime. Paploninsim. Na, ir dabar mums į tą reikia užpildyti. Tai ką mes padarysim, kad čia mūsų visur, čia reiks ir liniją nubrėžti, čia jau mes turim duplikatą, čia reiks nubrėžti, čia turim duplikatą, mes visas jas sujungsim. Paskui mūsų sluoksnis įtamaišykim, gerai bus. Vėlgi mes turim, kadangi turim tą snappingą, mes čia kažkaip paliksim. Bet čia turėtų būti duplikatas. Duplikatas, bet mes šituo tada sluoksnius paimsim ir įsimesim į užpildą. Nes yra užpildas. Atsimenu, ką mes ten dėvom, ką ne? Šitas atskip. Užpildam. Užpildą. Čia matot, šitos mes ko gero nepadarėm duplikatą, bet duplikatas čia nėra duplikatą, mes to nepadarysim. Padarysiu šito duplikatą, paskui iškirpsiu. Reiškia, kad čia turėtų būti pasiūgiau apjūrį. Darau duplikatą. Čia atjungsiu. Atjungiu čia. Tikriausiai, kad atjungiu čia. Atjungiam. Darau tą pat. Vėsim veikia. Veikia. Tada man reikia vieną kopiją pasidaryti čia, kad nesimaišytų. Susimaišymas yra, aš tada išjungsiu ir matysiu, kad čia yra tik viena kopija. Ir tada aš galėsiu atjungti.
matot, jie atjungia, tik tai nepadariau breaką patą. Breaką patą. Pažiūrėsim, kas gaunasi. Vienas breaką patą nereikia. Šitas reikia. Atjungiam. Dar kartą. Neveikia. Kodėl tai neveikia? Čia kažkodėl ne. Čia 2 netapavyko. Dabar. Atsijungiam. Gerai. Išjungiam. Breaką apart. Žinoma, pagaliau atjungiam. Gerai, tada man nereikia viršutinės dalies. Mūsų parametras. Matot, tai sluoksniais. Ne, čia gerai, man turi būti užpildę. Ne, viską išpildę turim. Geologinį pjūvį. Užpildą užmerksim. Šitas iš principo galime nuimti pačią, kad nebebūtų išpalotas. Mes tik paimsim, sujungsim šitą su šituo tašku ties linija. Čia kaip ir ties linijais, labai gerai. Šitą, čia dar reiks užpildyti. Gerai. Dabar mes čia sujungiam, mums tik šitą gabaliuką. Gerai, darom. Pažodysiu, kad pažymiu, tada sujungiu, prijungiu, šitą vėl pažymiu, vėl sujungiu. Čia sujungiu, pažiūrėsim. Patikrinam, čia sujungiu, čia nesujungiu, ant 2. Šitą vėlgi su šituo reikia, šitą laikau pažymiu, turėčiau sujungti. Sujungiu, nesujungiu, pažiūrėjau. Sujungiu, labai. Vėl ant 2. Ir taip toliau. Dabar pažiūrėkit, jeigu aš paimsiu, žiūrėkit, kiek jau sujungiu, ne? Aš tiek sujungiu. Žiūrėkit, daryti. Sujungiu visus sluoksnius. Ir dabar mes galim užpildyti per gal oranžinį. Tai čia yra pas mus, šitas sluoksnis yra pas geopjūvį. Mes šitą geopjūvis, kaip grafinis. Viskas. Labai gražus geopjūvis. Nežinau, kiek gražus, bet geopjūvis. Čia truputį užsidėjo, jis turėtų būti šitas apačioj, nes kadangi lojami sluoksnis, tai negerai skirti, tai mes galim paimti ir objects lower. Arba iš tikrųjų galim net lower to bottom. Galim šitą iškelti. Object. Just top. Kažkas supyko. Matot, ne visi nesikeli dėl to, kad ne visi vienam sluoksnį. Pavyzdžiui, man šitas išliko apačioj kitam sluoksnį. Šitas kaip būtų šitam sluoksnį. Ne, šitą išmerkti vėl atsigė. Va šitas sluoksnis. Aš galiu turiu iškelti, merkti, padėti vietą šitą. Tada bus gerai. Tai kad tokių smulkmenėlių visada išlieka. Pavyzdžiui, kaip ir va šitas, kurio pačia storesnė linija, neaišku. Pažiūrėt, kokiam sluoksnį esam, ne šitam, o šitam yra. Net ne šitam. Šitam, gerai. Mes paėmėm, pažiūrėjom, kas čia per sluoksnis.
čia iš principo šitą iš vis niekam nereikia, mes galim padaryti undo, kad mūsų nesimėtų sluoksniai. Štai. Na va, tai mes turim šiokį tokį geologinį pjūvį. Tada jums dar reiktų, čia galite padaryti tiesiog užpildą. Užpildą galima daryti bet kokių, rasit. Tai galime tai paaiškinti. Tai dabar tikriausiai. Fill and stroke. Va, yra fill. Tai čia galima ir patiems ir galima kažkokį išsirinkti patiems, bet to yra galima ir sukurti patiems, pavyzdžiui, smėlis. Tai galima paveiksliukus išdėti ir toliau. Aš jau čia, net nežinau, kas yra swatch. Na, žodžiu, ten galima, kažkur tai galima patiems sukurti. Visokių gradient, tai toliau. Na, žodžiu, arba duosiu vis pasireikšti ir išmokti daugiau programų.